Ar reikia teikti pranešimą Sodrai apie įdarbinimą, kai mažosios bendrijos narys nori išsimokėti pinigus 02 kodu? Čia yra aktualu tiems, kurie yra gavę iš užimtumo tarnybos pagal projektinės lėšas ir galvoja, kad kaip ir pagal darbo sutartį žmogų norint įdarbinti reikia pateikti SD01 pranešimą. Tai nereikia. Jeigu esi mažosios bendrijos narys ir nori išsimokėti arba yra toksai poreikis arba tokia prievolė išsimokėti pinigus 02 kodu, tai užtenka pateikti SAP pranešimą, susimokėti įmokas nuo pusės išmokamos sumos, pavyzdžiui, išsimoki 1000, SAP pranešime deklaruoji 500, tada susimoki 12,52 arba 15,52 SD įmokų Sodrai ir viskas. Ir Sodra jau informuota, kad mažosios bendrijos narys gauna išmokas 02 kodu. Viskas žymiai paprasčiau, negu kad gali pasirodyti. Tai įdarbinti mažosios bendrijos nario galimybės nėra. Mažosios bendrijos narys savo mažojoje bendrijoje nedirba pagal darbo sutartį. Pelningo verslo.